Trumpas sako, kad Amerika geriausiai gyveno XIX amžiaus pabaigoje iki pat Pirmojo pasaulinio karo, nes tada buvo muitai. Man pirmiausiai į galvą atėjo Sinklerio romanas Džanglo ir pagalvojau, kad pagrindiniai jo herojai, lietuviai Jonas ir Ona, turbūt dirbę skerdyklose, nelabai sutiktų, kad tas periodas buvo labai fainas, bet tiek jau to. Man tai įdomu yra kitas, va toks. Trumpas išsikėlęs du uždavinius – išvaryti iš Amerikos 11 milijonų nelegalų, bet legaliai dirbančių žmonių ir tuo pat metu šūkis viską pasigaminsim patys Amerikai. Man atrodo, kad iš tų dviejų uždavinių galim išspręsti tik vieną, nes jeigu pasigamink pats, tu turėsi dar 11 milijonų įsivežti iš kažkur darbuotojų. Kaip čia išeina? Na tai čia tik porą jūsų paminėtų pavyzdžių, kurie rodo, kad Donaldas Trumpas turi labai archaišką ir labai primityvų požiūrį į tai, kaip veikia ekonomika. Tai visų pirma, kas liečia importo tarifus, tai taip dairosi į Jungtinės Amerikos valstijas tokias, kokios jos buvo prieš daugiau negu 100 metų. Tuomet taip didžiąją dalį valstybės pajamų sudarė pajamos iš apmokestinamo importo, bet aišku, kad tuomet ir valdžios sektoriaus aparatas, funkcijos buvo visai kitokios, reikėjo daug mažiau lėšų, visai kitaip atrodė ir pasaulinė prekyba, nebuvo tokios integracijos, tokios priklausomybės nuo kaimyninių valstybių. Tai iš čia ateina ir tam tikras nesuvokimas, kaip toks reikšmingas apmokestinamas prekių, kaip jisai gali paveikti ir Jungtinių Amerikos valstijų įmonės ir gyventojus. Ir tas nesuvokimas labai gerai iliustruojamas jo veiksmų.